Labadiena, mūsų bičiuliai, palaikytojai, mūsų rėmėjai ir mūsų oponentai. Šiandien Geros kaiminystės forumas norėtų jums pasakyti keletą svarbių dalykų mūsų manimų. Iš to, kas vyksta viešojai erdvėj, informaciniai erdvėj, ypač vyriausybiniai, valstybiniai erdvėj, mes padarėm tokias išvadas, kad Lietuvoje yra labai gera ir saugu gyventi, kad Lietuvoje yra labai dideli atlyginimai, aukšti atlyginimai, geras pragyvenimo lygis, kad Lietuvoje nėra bedarbystės, kad visos mūsų tos įmonės, įstaigos, ypač Achema, Litposa ir visos, ir Klaipėdos uostas, ir Lietuvos geležinkeliai dirba pilnu pajėgumu, kad viskas yra taip labai gerai. Ir vienintelis rūpestis Lietuvoje, pats svarbiausias, kuris iš tikrųjų padėtų nušvisti visapusiškai saulė ir Lietuvą paverstų rojaus sodu, yra Tarptautinis Geros kaiminystės forumas. Nes tai, ką mes girdim, tai suprantam, kad nėra jokių kitų problemų. Viskas yra labai gerai ir banke paskolos nekyla ir viskas ant tiek yra gerai. Bet va, viena maža blogybė, Tarptautinis Geros kaiminystės forumas, va, jį mes nupučiam ir viskas pasikeičia. Ir šito forumo veikla, tai yra mūsų veikla, pristatoma kaip pagrindinė grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taip, nes tikriausiai Geros kaiminystės forumas priėmė sprendimą neleisti Rusijos tranzitui į Kaliningradą. Ir to pasekoje, būtent šito draudimo pasekoje, mes įlindom į sudėtingą situaciją, kuri yra 1 milimetru nuo slenkščio, karinio slenkščio, nuo karinių veiksmų pradžios. Pažeistas pagrindinis susitarimas, kuris buvo pasirašytas ne vienos šalies. Ir tas susitarimas buvo garantija, kad Kaliningrado gyventojų aprūpinimas būtiniausiam prekiam ir visomis prekiamis niekada nenutrūks ir nebus suvaržytas. Ir visą tai padarė Geros kaiminystės forumas, jisai ėmė ir uždraudė. Kitus baisius dalykus Geros kaiminystės forumas padarė ir tada ekonomika žlugo. Tai uždraudė baltarusų prekių tranzitą per Lietuvą į kitas Europos šalis. Ir daug dar kitų dalykų, labai negerų dalykų padarė Tarptautinis Geros kaiminystės forumas. Ir dėl to jis tapo priešu numeris 1. Ir dėl to šiandien mūsų pavardės ir Geros kaiminystės forumo pavadinimas mirga spaudoje. Tai va, tai čia ta žinia, kuri yra transliuojama, kurią mes taip supratom, kaip aš jums ką tik ir paaiškinau. Kitas dalykas, kodėl vyksta procesas prieš Tarptautinį Geros kaiminystės forumą. Kodėl iš mūsų paimti mūsų dokumentai, iš kai kurių asmenų paimti pasai, prisijungimai prie banko sąskaitų ir daug kitų dokumentų, kurie mums užankština gyvenimą. Lietuvoje žmogus be paso yra tas pats, kas tuščia vieta, tuščias popieriaus lapas, žmogus be paso. Mes jį galim vadinti žirafa, begemotu, kuo nori, nes nuėjusi bet kurią solidžią įstaigą, kad ir į banką, tu neatsidarysi sąskaitos, nes jie nesupranta, ar tu žmogus ar ne. Tai vat, paimdami dokumentus, jie uždarė mums galimybę atsidaryti naujas sąskaitas, nes, kaip žinote, bankų veikla dabar ji yra nežabota, jiems suteiktos didžiulės galimybės ir pasekoje to mes, Geros kaiminystės forumo aktyvistai ir kai kurie kiti žmonės, turime kraustytis iš vieno banko į kitą, nes neva remiame terorizmą ir dėl to bankas atsisako mums teikti paslaugas. Eilinį kartą taip ir įvyko, mes vėl likom be banko paslaugų. Ir tam, kad turėti dar vieną bandymą atsidaryti sąskaitą kitame banke, reikalingas dokumentas vadinamas pasu.
Šito mes neturim ir padaryti negalim. Asmeniškai aš, neturėdama paso, negaliu susirasti darbo. Nuo rugsėjo 1, kaip ir planavau, kad mano šeiminės aplinkybės pagerėjo ir aš galėčiau vėl sugrįžti į darbą. Kol vyko pasiruošimieji darbai, pasas buvo paimtas ir dabar aš tiesiog negaliu būti darbo paieškose ir negaliu sudaryti darbo sutarties ir negaliu tiesiog nueiti vizitą į darbo biržą, nes tam reikalingas dokumentas. Dokumentas reikalingas visur, ir poliklinikoje, ligoninėje, visur visada reikalingas dokumentas. Tai manau, kad buvo pažeistos mūsų teisės, mūsų konstitucinės teisės, bet kadangi Lietuvos konstitucija, tai tinka tik tai sulankstyti ir padėti po stalu, paaukštinti vienai ir kitai stalo kojai, bent jau į tokį lygmenį. Lietuvos konstitucija mūsų valstybės administratoriai per brūkšnelį likvidatoriai ir pakilėjo. Tai yra tokie rūpesčiai, tokios problemos. Apie ką dar norėčiau pakalbėti? Ogi apie rinkimus. Savivaldos rinkimai. Čia vėlgi reikalingas pasas. Kai kas iš mūsų aktyvistų, kai kas iš mūsų geros kaiminystės forumo narių planavo, galvojo apie dalyvavimą savivaldos rinkimuose. Kai tu atimi žmogaus pasą, tai suprantama, kad jis to padaryti negali. Geros kaiminystės forumas tai vienintelė organizacija Lietuvoje, kuri labai drąsiai pasakė, kad taika mums reikalinga iš visų pusių, iš rytų ir iš vakarų. Ir tam, kad ji būtų, mes ir patys turime tiesti tiltus. Reiškia patys kalbėtis, tartis, vesti dėrybas, kokia ta taika turėtų būti, kokiuo pagrindu, kokios nuolaidos bus iš vienos, iš kitos pusės. Bet 30 metų Lietuvai negrėsė joks karinis konfliktas, nes nei baltarusai, nei rusai jokių pretenzijų mums neturėjo ir mes kaip ir gyvenom draugiškai. Ir staiga konfliktas. Konfliktas Ukrainos teritorijoje, konfliktas toje teritorijoje, bet tarp Jungtinių Amerikos valstijų, NATO ir Rusijos vyksta ir mes nevalingai tampam vos ne vienu iš centrinių figūrų šito konflikto. O neturėtume, nes Lietuvai reikėjo išsaugoti ir reikia išsaugoti gerus ekonominius ir politinius santykius su kaimynais. Kažkam tai to nereikia, kažkas norėtų kitaip. Na, bet žmonės, kurie žiūri ne tik lietuvišką televiziją, supranta, apie ką aš kalbu. Ir nenorėčiau kartotis, nes tai, kas yra blogai Lietuvoje, žinom visi ir tikrai pavargom nuo tų kalbų, kas yra blogai. Aš norėčiau dar pasakyti apie tai, ką galėjome padaryti mes, jeigu iš mūsų nebūtų buvusi eliminuota galimybė keliauti, nebūtų atimti dokumentai. Tai primenu, kad visada labai sąžiningai skelbėme apie savo būsimas keliones, išvykas, būsimus susitikimus. Tai atimdami dokumentus ir uždrausdami mums keliauti, iš mūsų atėmė labai svarbią galimybę susitikti su Kaliningrado vadovybė, su Kaliningrado gubernatorium. Aš manau, kad tai svarbu susitikti valstybinių lygių, bet kadangi mūsų valstybės administratoriai tikriausiai neturi tokių įpareigojimų, tai būtume susitikę mes visuomeninių lygių. Manau, kad susitikimas būtų tiek pat reikšmingas. Ir daug ką galima buvo aptarti. Ir šitas naujienas buvo galima atvežti jums, mūsų tautai, lietuvių tautai, rusų tautai, baltarusų tautai, jas paskelbti pasauliui. Dėl to, kad yra mūsų apribojimas, neįvyko labai daug svarbių kelionių į Baltarusiją ir Rusiją. Mes niekada neslėpėme, kad atidarinėjame ten savo filialus, geros kaiminystės filialus, nes jie yra būtini, tai yra visuomeninė, tarptautinė organizacija. Konfliktai visada baigėsi. Jie turi tendenciją baigtis. Aišku, jų tąsos laikas yra skirtingas, bet jie visada baigėsi ir visada prasideda naujas švarus etapas, kuris jau yra grįstas susitarimu, grįstas dėrybomis. Ir būtent
geros kaiminystės forumo atstovybių atidarimas, manau, kad būtų viena iš geresnių perspektyvų naujiems Lietuvos santykiams su vakarais ir su rytais. Nes šita organizacija niekada neieškojo konfliktų, šita organizacija visada teigia, kad nežiūrint to, kas vyksta pasaulinėje erdvėje, visuomenininkai, kaip tautos atstovai, nori vieno, nori saugaus buvimo šalia. Nori ekonominio klestėjimo ir tiesiog nori taikos. Tai, ką mes sakome, yra patrauklu daugeliui tautų ir tai yra patrauklu ir svarbu kiekvienam žmogui, kurio siekis yra sukurti šeimą, užauginti vaikus, padaryti gražius darbus, realizuoti save šiame gyvenime. Todėl mes plečiamės, labai stipriai plečiamės ir mūsų ketinimai dalyvauti Seimo rinkimuose yra labai rimti. Mes ne vieną kartą sakėm, kad mes turim didelių ambicijų, ne tik dalyvauti Seimo rinkimuose, bet juos laimėti ir teisiniu keliu keisti padėtį Lietuvoje. Šitai daugam užkliuvo iš dabartinių Lietuvos administratorių per brūkšnelį likvidatorių. Gaujai ir aišku, kad jie negali mums leisti, jie gali mums trukdyti. Trukdančių yra labai daug. Prieš mus yra visa administracija, visa žiniasklaida, kuri finansuojama ir iš Sorošo fondų, ir valstybės labai stipriai finansuojama. Kada tu esi priklausomas nuo finansavimo, tai žinoma, kad pirmiausia išleisi tas žinias, kurios reikalingos tavo maitintojai ir finansuotojai. Ir jokių būdų neįleisi tų, kurių tavo maitintojas ir finansuotojas nepalaiko. Lietuvos administratoriai iš anksto paskelbė mus priešais, čia jau apie jokią teisinę formą kalbėti net nereikia. Jie yra kalti dėl to, kad jie yra kitokie, dėl to, kad jie kelia grėsmę žmonėms, kurie šiuo metu užima pareigas valstybėje. Kas yra vyriausybinis laikotarpis, rinkiminis laikotarpis 4 metų, kada tu laimi mandatus ir sakykime, stovi už valstybės vairo. Tai yra vienas mirksnis, mažytis mirksnis valstybės gyvenime ir mes manome, kad šitą mirksnį Lietuvos administratoriai, vadinama dar šaika, kaip gražiai juos vadina, norėtų pratęsti, kad mirksėtų ir mirksėtų ir mirksėtų, kol Lietuvoje jau nieko nebeliktų ir išmirksėtų paskutinį smėlio karjero grūdą. Tai va, tai mūsų noras, teisiškas, konstitucinis noras, kuris buvo garsiai išreikštas, kad mes dalyvausime rinkimuose ir teisiniu keliu perimsime valdžią valstybėje, buvo išgirstas ir nuo jo yra bandoma gintis. Tai va, tokios mūsų kol kas žinios, gauname įvairiausių klausimų, kas mes, kur mes, kada mes. Čia apie susitikimus. Ačiū tiems, kurie mus pakvietė, ačiū tiems, kurie turi drąsos mus išgirsti, ačiū tiems, kurie randa galimybę mus paremti. Valstybė atėmė bet kokį teisinį būdą geros kaiminystės forumo paramai. Tada lieka kiti būdai, kada žmonės geranoriškai susiranda, paduoda tą savo norimą, galimą pinigėlį ir tokiu būdu mes, geros kaiminystės forumo aktyvas, turime galimybę turėti, nors ir nedidelės, bet turėti teisinės konsultacijas, taip pat turėti galimybę nuvykti į visus susitikimus, į kuriuos jūs mus kviečiate. Šiandien jums bus papildomai parodytas telefonas paviešintas, kuriuo jūs galite skambinti ir jeigu surasite aktyvą grupelę, kuri nori mums tiesiogiai užduoti klausimus ir nori tiesiogiai išgirsti atsakymus, prisidėti prie mūsų veiklos, tapti tą komandos dalimi, kuri ruošiasi Seimo rinkimams, tai paskambinkit, raskit drąsos, prisidėkit, mes jūsų labai laukiam. Dar norėčiau paminėti visas alternatyviasias televizijas. Sako, kad jos yra opozicinės. Sako, kad visa tai, ką jos daro, yra Lietuvos naudai, yra tam, kad mes būtumėm vieningi, tam, kad mes rastume sąlyčio taškų.
Preždės platforma, kurioje šiandien aš kalbu, yra ta televizija, kuri priima visus, kuri mielai suteikia galimybę pasisakyti visiems tiems, kurie yra vadinamoji Lietuvos opozicija. Ir čia jums nereikia maldauti, prašyti, mokėti pinigų už eterį. Tiesiog reikia pasakyti, aš noriu savo nuomonę išdėstyti būtent jūsų platformoje ir suteikite man tą galimybę. Preždės platforma remia visus opozicionierius, visus drąsius žmonės, kurie nori kalbėti ne vien apie tai, kas yra Lietuvoje blogai, bet nori parodyti išeities kelią, išeities tašką. Šiai dienai aktualu yra ne kas blogai, o kaip pasiekti permainų. Ir tada grįžtu prie kitų opozicinių televizijų. Mes lik ir norėtume to paties bendradarbiavimo, mes norėtume konstruktyvios diskusijos. Mes norėtume, kad nebūtų to žaidimo prorusiško, rusiško. Rusofobais žmonės padarė vyriausybė, suskirstydama į tuos, kurie nori gyventi geriau vien todėl, kad nori mažiau mokėti už elektrą, mažiau mokėti už dujas, mažiau mokėti ir palikti pinigų kuro kolonėlėje. Ir jie mato vienintelį normalų kelią, tai yra geros kaiminystės kelią, bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo kelią. Ir jeigu jie pasisako, kad tai yra normalu, kad tai yra būtina, gera kaiminystė, būtinas ekonominių santykių palaikymas su artimiausiais kaimynais, kurie turi tuos pigius išteklius, Baltarusija, Rusija, tai šitie žmonės iš karto tampa sistemos priešais. Ir kita dalis, vadinama rusofobais, nurašo juos pavadindama vatnikais. Ne vatnikai jie, tikrai ne vatnikai. Tai yra žmonės išsaugoję blaivaus proto mąstymą. Tai yra žmonės žinantis, kad bendradarbiauti ekonomikos srityje tai nereiškia parduoti Lietuvą. Bet šiai dienai šitie mąstantys žmonės žino, kad Lietuvą mes, mūsų likvidatoriai, administratoriai, iki paskutinio siūlo pardavė į kitą pusę. Žiūrėsim, kaip mums pavyks įrodyti, kad Lietuva tokia valstybė yra, kad jinai nėra gubernija, kad jinai nėra kažkokia tai privati kompanija, turinti pakankamai daug dar gėlo vandens, miško dar turinti, darbščių žmonės. Mes žiūrėsim, kaip pavyks tai įrodyti. Mums bandoma pasakyti, kad visą tai, ką gavom iš vakarų, už visą tai, ką mes praskolinom Lietuvą, yra didysis gėris. Ir pasekoje to didžiojo gėrio kyla būsto paskolos. Pastebėjot? Pasekoje to didžiojo gėrio pas mus yra mažasis Amerikos scenarijus, kada Lietuvos valstybė pilnai valdo ir valdys bankinė sistema, ir tam mes buvome ruošiami. Ir kaip žinote, mūsų prezidentas atėjo būtent iš tos sistemos tam, kad įtvirtinti šitą modelį. Bet jūs apie tai žinote. Ir aš apie tai net ir nematau prasmės kalbėti, ilgai nuobodžiai užimti jūsų eterį. Tai va, tai šiandien suprantu, kad geros kaiminystės forumas yra pati didžiausia grėsmė. Ne kainų kilimas, ne bedarbystė, neužpildytos ligoninės, ne medicininių paslaugų kokybės kritimas, bet gerosios kaiminystės forumas tarptautinis yra didžiausia grėsmė Lietuvos saugumui, ekonomikai ir išvis didžiausia grėsmė Lietuvai. Tai tada belieka paprašyti tos geros kaiminystės forumo, įtikinti juos, kad jei jų nebus, Lietuva taps saulėta šalimi panašiai į rojų ir viskas bus gerai. Tai čia ir laukiame jūsų atsiliepimų. Kągi mes pasirinksim? Ar tuos Lietuvos administratorius per brūkšnelį likvidatorius, kurie sparčiais žingsniais pildydami savo pinigines griauna mūsų mažą gražią šalį? Ar vis tik tai palaikysime geros kaiminystės forumą su sveika misija? Ne saulės parvežimui. Saulė ir taip jinai šviečia mums visiems. Bet su gera taikos misija ir į rytus, ir į vakarus, su taikos išsaugojimu.
Ir aš manau, kad visais laikais pasaulyje buvo svarbiausia taika. O jau paskui žiūrėsim, ką pirksim, ko nepirksim, kokią suknelę nešiosim, ką valgysim, kokiu automobiliu važiuosim. Nes tik taikiame pasaulyje žmogus suinteresuotas materialinė gerovė taikiame pasaulyje. Nes jeigu karas, tai žmogus tada suinteresuotas savo gyvybės išsaugojimu, savo artimųjų gyvybės išsaugojimu. Tai ką? Dar kartelį sakau, lyginam dvi institucijas – Lietuvos administratoriai, likvidatoriai ir Gerosios kaimynystės forumas. Kuris iš jų turi daugiau galių ir gali padėti arba pakenkti Lietuvai spręsti jums. Apie tai, ką blogo padarė Geros kaimynystės forumas, ką tik pranešiau, žinoma, jie dar domėjosi, kaip gyvena kaimynai, kokios jų nuotaikos, kokios galimybės bendradarbiavimui. Bet čia jau jūs patys nuspręsit. Tai kol kas tiek iš Gerosios kaimynystės forumo žinių. Iki pasimatymo.